po ilgą laiką. Žiemą nežvejojau, norėjau, bet kai jau norėjau, buvo jau tas vadinamas didelis sniegas ir šlapis, smiga kojas, tai sakau, nereikia. Su plūdinė pavasarį buvau porą kartų išėjęs, tai nieko, mažų kojyčių, sakiau, raudonsparnių, bet dabar, kadangi šiandien yra gegužės 1, įmam spiningą rankas, viską susirašėm po ilgą laiką, užtrukom tikrai ilgai, kol viską susijungėm, reiks visus susitvarkyti šitos. Vanduo yra 9,3 laipsnio. Kažką tai piešia čia viršui pavaltim, tai žiūrėk, bandysim. 2 metrai gilis, 9 laipsniai, turi būti gerai. Žvejai dabar vieni išvažiavo, tokie vietiniai, tai sakė, nieko gero, labai atsargiai kibelioja, sporą gal pagavo ar 3, bent jau taip man sakė. Tai žodžiu, bandom žvejoti, žiūrėsim, kas čia gausis. Randuosi Labanoro regioniniam parke, Aukštaitijoje. Ir čia pas mus lyjo naktį, tai šiek tiek vanduo gali būti drumstesnis. Kaip ir ant vėjo, grinai esu, bet tikrai nešalta. O tai tau, kibimas buvo ką tik. Užlenkė uodegą. Eik tu, o kaip įsigandau, bandom dar kartą. Bandom dar kartelį. Čyzas, kaip įsigandau. Širpas iki kojų nuėjo. Gavo smūgį. Bet jau taip atsargiai vedžiau. Arti valties paėmė. Turėjom kibimančio, bet manau, kad jau laikas po 20 minučių pabandyti kažką kitą užsidėti. Taigi, mėtėm visą įlanką, kibimų daugiau nebuvo. Manau, kad reikės bandyti va tą įlankėlę pravaryti, nes ten būdavo dažnai kibimų. Tai duodam gazo ir varom. Biškį apsiniaukė, ko tai. Oi, ne tą pamygau. Dar biškį pažiemos nemoku naudotis pultelį šituo. Bet manau, dėsios šitą labai dažnai išauna. Kaip šiandien tikrai vanduo nėra ryškus, nėra skaidrus. Manau, šitas kaip fosforinis bus labai gerai. Oi, net šviečia. Nu, tokios geros vietos čia. Kažkur apie 1,5 metro gilę, lapukai visokie, nendrynai tokie, kupsteliai visur. Nu, čia, dabar manau, kad čia pavasarį, čia lydekinė vieta. Lydekinė vieta numeris 1, šitą nežiriukė. Žiauriai kabina. Nieko. Tokios gyvybės nėra. Keista, pavasarinį tokios žypės sunkios dar neturėjau. Nu va, atplaukėm, pasinaudojam kruizo kontrolę pagal variklio galvą šitą.
bet ne pagal laipsnius, tai su šitą mažą valtim tai labai gerai plaukia, kai tokia vėja nėra, jokių problemų nekyla. Atsiminiau, kad yra sėkliukas čia. Rodo žuvies, viską rodo. 2 metrai 4, o čia realiai už kokių 20 metrų 7 metrai. Tai paskutinį kartą pabandau. Ant sėkliaus, reika, tai nieko daugiau. Šiaip žiauriai daug paišo kažko čia. O taip, o taip. Geras, va. Paskutinį sėkliukį. Tiek senai trauko žuvį, atrodo, kad didžiausia žuvis. O šiaip nemaža atrodo pagal iš toli žiūrint. Iš toli žiūrint, atrodo, baika dar visai. Atspindys buvo pasimatęs. O nu jo, tikrai nemažiausia pati. Oi. Oi, tai graži. Labai gerai nusisegė. Trumpas, bet storas. Opa. Tik, kaip sakant, nebuvau pasiruošęs visiškai jau nei žnyplių, nieko. Tai teko biškį vieną ranką susirast. Bet nieko, nuplaukė. Na va, baigiam žvejybą. Prabuvom, labai vėjas pradėjo puščia. Prabuvom 3 valandas ant ežero. Vienas kibimas, 2 kibimai, 1 lydeka. Tokia neblogasai. Tai, sakau, užtenka, kaip pirmą žvejybai šiandien užtenka. Pasidėjom, nugarą jau skauda, atpratau nestovėčiau tiek laiką vienoje vietoje. Įjungiau GPS inkaro, šitą, kaip sakoma, kruizo kontrolę, kur seniau buvo nustatyta, kad veiktų jinai nuo laipsnių, kiek yra kampo. Nu, kiek laipsnių iš tai jo. O dabar veikia grinai, kur tai yra galva, kaip žiūri galva, ten nustatai ją ir tada ten bando save gaudyti. Tai va šitą funkciją veikia su šito guminė valtim maža 290. Tai dėl to ir džiaugiuosi. Vienas komentatorius buvo parašęs, tai jo, tikrai puikiai veikia. Ant maksimalaus greičio taip neplaukė gerai, bet nieko baisaus, vis tiek to maksimaliu greičiu niekur neplaukiu. Tai žodžiu, va tiek bendrinant, visai patiko. Tai skės namie pasižiūrėti, gal kelti video šitą, jau kai šneka. Tai pažiūrėti, kaip kitiems sekės, kaip Audriuniukui sekės žvejot, jeigu jis buvo šiandien, įdomu bus pasižiūrėti, ar įkels video. Šį ryto, rytoj greičiausiai, tai va. Žodžiu, viso gero.